Sveiki visi, čia yra Kino Maniakas ir šiandien aš kalbėsiu apie filmą, apie lietuvių filmą, apie tikrai gerą filmą. Ir jis vadinasi Paradas. Tai taip, tai šio filmo režisierius bei scenarijos autorius yra Titas Laucius. Ir šitas filmas yra susirinkęs daug apdovanojimų. Jeigu aš kalbėsiu tik apie lietuvių apdovanojimus, tai yra Sidabrinės gervės, taip pat Titas Laucius tikrai gavo Sidabrinę gervę už šio filmo scenarijų, nes tikrai jis yra įdomus pats filmas, scenarijus taip pat, ir jis yra tikrai kokybiškai parašytas. Taip pat buvo gervė padovanota įteikta aktoriai šio filmo, Rasai Samuolytei. Tai tikrai matosi, kad jinai buvo verta šio apdovanojimo. Toks fun faktas, kad ir jos vyras gavo Sidabrinę gervę už vaidybą, tik tai jis gavo, jis nevaidino šitame filme, jis vaidino Paradę. O Jėzus, meluoju, poetė. Taip. Dabar apie patį filmą. Tai filmas yra apie porą, kuri kažkada senai buvo susituokę bažnyčioje, po kažkiek laiko jie išsiskyrė, tik tais išsiskyrė civiliškai. Ir dar po kažkiek laiko, tiksliau po 26 metų po skyrybų, jie sugalvoja skirtis per bažnytinį teismą. Tai labai jau čia įdomiai skamba, tai jūs įsivaizduokite, kaip pats filmas atrodo. Tai bažnytinis teismas, tai aš nežinau, ar žinot, ar nežinot, bet tokia yra institucija, kuri gali anuliuoti santuoką bažnytinę, nes pagal visą ideologiją, kad tu gali ten susituokt kartą jo, ir ten teoriškai negali ten skirtis ir panašiai. Pasirodo, kad gali, bet čia jau nenoriu jums išspoilinti. Tai taip, labai yra daug šitam filme tokių, net nežinau, nuotykių, bet jis nėra nuotykių filmas, jisai yra komedija bei drama, bet noriu dabar pakalbėti apie komediją. Šitame filme yra labai gerai išdėliota komedija. Čia yra tikrai daug bajerių, kurie yra juokinga. Tai jeigu norint pažvengti, tikrai Paradas yra filmas jums, nes jame tikrai yra daug komedijos ir jinai yra tikrai juokinga. Aš jau šitą filmą mačiau netgi 2 kartus ir juokiausi iš tų pačių bajerių, nes jie tikrai yra geri bei kokybiški. Tai taip, dar kas nežinojo, tai šitam filme vaidina ir Giedrius Savickas. Tai šitą aktorių tikriausiai tikrai žinosit. Ir dabar, kai pasakiau to jo vardą ir pavardę, aš manau, kad kažkas iš jūsų tikrai susimąstė, čia vėl jis, tai bus kažkoks čia šūdas. Nes manau, kad tikrai žinote, kad Lietuva dar neturi labai gerai išsivysčiusio kino, bet pabiškai judami priekį. Bet taip, tikrai yra tas kinas, kur dažniausiai žmonės mato ir kadangi eina kino teatrus, žiūri per televizorių, mato tos filmus, tada supranta, kas čia per nesąmonė, ir tada jie susidaro tokią klaidingą nuomonę pačius aktorius. Tai tikrai šiame filme tas Savickas atlieka gerą rolę, gerai vaidina, ir tai tik yra įrodymas, kad aktoriai jau prisistaiko ir nėra, kad tas aktorius, jis vaidina ten visokius šūdos ir panašiai, bet jo. Tiesiog aš noriu, kad nebūtų pas jūs klaidingos nuomonės apie aktorius ir kokiuose filmuose jie vaidina. Tai taip. Tai o bendrai, aš jums šį filmą rekomenduoju. Vien dėl to, kadangi jis, ne vien dėl to, tai nuo to, kad jis yra lietuviškas. Aš manau, kad yra labai svarbu edukuoti žmonės apie lietuvišką kiną būtent, nes
Jo palyginus yra mažai ir jo kokybiško yra dar mažiau. Ir va tie filmai yra tokie kaip aukso grūdeliai, todėl aš į šį filmą, aš net man rodos ėjau iš šį filmą, nes pasižiūrėjau, kad jis yra lietuvių. Toks, man visai įdomu, ką kuria lietuviai. Lietuviai, jo. Ok, tai einam. Ir nesigailėjau. Tai taip. Taip pat yra komedija. Jis yra labai gera komedija. Aišku, čia nėra ta tokia amerikoniška komedija, bet jinai yra tokia, jinai tikra komedija. Eini ir žvengi. Tačiau komedija kasdieniniuose reikaluose. Ir tiesiog bendrai filmas yra žiauriai įdomus. Tu žiūri jį ir tu negalvoji, kiek dar laiko liko, arba kaip reikės grįžti namo, tu žiūri ir tu gyveni tame filme. Tai taip, tai aš tikiuosi, kad jūs nueisit šį filmą pasižiūrėti, nes dar jį rodo kino teatruose. Ir tiesiog žiūrėk, šitas filmas laimėjo gervių, net ne vieną, net kelias. Tai, tipo, gervės yra tokie, sakykime, liaudiški, lietuviški Oskarai. Ką tai reiškia? Jis yra kokybiškas. Jis yra gerai atliktas, gerai sukurtas. Tai nuėję nepasigailėsit. Nes šitame filme yra tokių rimtesnių minčių, čia nėra tik tais komedija, kaip būna dažnai, bet čia yra tokių ir rimtesnių temų, ir rimtesnių minčių ir panašiai, ir tiesiog tu nueini ir tu nesigaili, kad tu buvai tam filme. Taip pat jis nėra labai ilgas, jis yra 1.5 valandos. Tai aš manau, kad kiekvienas gali tiek duoti šiam filmui ir daugiau galėtų duoti tikrai. Bet tikrai manau, kad nėra per ilgas. Tikrai kiekvienas žmogus gali tiek laiko skirti peržiūrėti šitam filmui. Tai tikiuosi, kad nueisit. Tikiuosi, kad patiko šitas podcastas. Čia buvo Kino Maniakas ir aš kalbėjau apie lietuvių filmą Paradą. Iki.